Sveiki visi! Lėktuvai skraido. Tikiuosi savi. Vėl žvejyboj, vėl su dugninė ir vėl prie Neries. Realiai matėt video, vieną jau tikrai matėt iš šitos vietos. Šiandien gims turbūt antras. Tai trečią kartą šitoj vietoj. Buvom prieš 2 dienas su Martynu, irgi pagavom. Buvo kaip tik mano gimtadienis, galite nesveikinti, nes kada video iškrito labai senai gimtadienis buvo. Tai žodžiu, buvom su Marčiu tokie tėvų ir sūnaus per gimtadienį žvejybą, tai irgi pagavom kelis gražius šapalus. Tai už 2 dienų išeina video mano ir gausis taip, kad atpažins vietą chebra ir sės. Tai reikia numušti grietinę ir po to jau gali tūpt drąsiai ir naudotis jūsų, ne? Tai ką šiandien darysim? Paskutiniai mano pašarai, tai 1 kilogramėlį maišysim brėmo. Turim senų gerų Norfolks kukurūzų, tai va praeitą video rodžiau, kad grįžo senieji ir jie geri, minkšti ir superiniai ir vanilės aromikso. Tai šiandien tokia receptūra, 1 kilogramiukas ir man atrodo, kad mesiu visą šį iš rankos, kai praeitą kartą dariau su Marčium, tą patį darėm, tada 2 kilus maišiausi, viską sububinau šaratais, valandą nei vieno kibimo, po valandos pradėjo krapštyti vieną kitą. Tai tikrai nuoširdžiai sakau, kad tingiu labai kamšytą karmų užkėmėti, nu žodžiu, tingiu federastaut. Noriu sėdėti, kaip bachūrai sako, su donkė, ne? Tai irgi 2 dugninės, švinai, žirnis, dzikas, kažkas ir žodžiu, va tai va ramiai, man čia daug vėl nereikia, 5 gražios žuvis ir po darbo, ko daugiau norėtų, oras fantastinis. Viena bėda, kad konkurentas kitoj pusėje. Pirmas. Ilgai lauktas pirmas, baisiai ilgai. Baisiai chebra ilgai ir mažas. Nuėmėm grietinę, reiškia nieko jau čia gero. Nu, pirmas būna didžiausias, o jeigu pirmas toks špingalėtas, reiškia nieko jau gero. Hop. Svarbu daug būtų, bet pralaukiu gal 40 minučių. Aišku, porą baidarystų plaukė. Man pabaidė. O, koksai nedickas. Pirmas mažas. Lauksim antro. Ai. Čia mes tokioj va vietoj gaudom. Čia su batais nepagaudysi. Mėšlynė. Antras chebra, antras jau mažas. Kaip žiauriai gaila, kažkaip šiandien taip kibimai reti, nu dabar gal buvo pusė velnio žuvytė. Turėjo būti didesnė ir bakšt, ir nėra. Būna. Ne visus ištraukt pavyksta, bet užtat pavyksta dar pasideginti oras gerą. Buvo dar kažkas tai buvo, karšiuko laukia, kokio bonusiuko. Prašautų iš vis būtų fantastika, kažkaip vieni šapaliuką ir sumažėjo, bet taip ir turi būti visada, tuoj papasakosiu. Grietinę nuėmiai ir po to arba pasirodo koks karšelis kažkas, arba jau nieks nepasirodo, va tėva, mazuroniai. Nu, pagaliau gal nenuleisti, ja. standartas
mažiukas toks standarčiukas, įskaitiniai, bet vagis, burnytės. Kad ir mažas, bet plačia burnis, bet užpurtė. Ilgai lauktas, bet vėl toks. Nestebuklas. Vienodai. Keliam. Iki kilo galim kelt. Koks čia kilas? Puskiliukas. Įskaitinis tai faktas, bet nebeįdomu, kai tų didelių nebėra, žinokit. Ir dar viena didžiausia bėda, kad pamiršau, priskiniau pas mamką alyvinių obuolių ir palikau alyvinius obuolius namuose. Tai dabar visą laiką žvejoju ir apie alyvinius obuolius svajoju. Tai tokia ir žvejyba, ja. Gerai, trečias, 2 neišėmėm, 3 mažiukus išėmėm. Gražus standartėlis. O kodėl gražus standartėlis? Visi va tokie. Todėl, kad nusirinko jau grietiniai ir didelių jau tiesiog neliko. Visada patys pirmieji būna dideli, o ant galo visi tokie nei vieno kiliuko. Įskaitiniai, aišku, tie šapaliukai, bet užpurto gražiai. Užpurto jie mum labai gražiai. Va, geras daiktas, visada reikia kažką parodyti, ne? Tai daug mato turbūt video, yra rankšluostukas. Paprastas dalykas, senso rankšluostukas. Būna rankšluostis, būna tokie ale šortai. Tai tikrai gerai geria, kokybiška medžiaga ir labai patogus daiktas, kada tu prisiriši. Ir visada nesmens turi, ypač tokiam sutriui kaip aš, tai labai patogu. Nusivalyti viską. Tiek žiemą, tiek vasarą be rankšluosčio aš žvejybos neįsivaizduoju aplamai. Storas brandį varyk. Apie kotus, jeigu pasakojant, tai vėlgi ne. Apie savo nebepasakoju, palikęs nuorodas, 3 metus gaudau, man atrodo, kiek čia kartų be kartosi, ne. Bet čia paėmus, jeigu jūs toksai kaip aš fiderasas, kad ten nuvažiuojat bet kada ir bet kur, tai į upę, tai į ežerą, tai ta prasme visiškai mėgėjiškai. Tai manau, kad optimalus toks variantas yra 3,90 ir užmetimas 100 gramų. Ir jums tiks ir ežere, ir metodą mėtyti, ir į karpiną nuvažiuoti, ir upiai pamėtyti, ir žodžiu daugiau, mažiau, visur ir ant žiobrių, visur. Tai mano toks ir pasirinkimas. Sakiau, irgi reikės kažką ekonominės klasės, gal distansą pasižiūrėti 100, nes mano gan aukštos klasės, o šitas Silver Wateris yra, jis nėra aukščiausia klasė, bet turnamentas jau pati aukščiausia. Tai kai praeitą žvejybą paėmė marčius, kotas į pažastį, tą šapalą pusantrinį suką, tai net gaila buvo koto. Tai sakiau, reiks vaikui kažką iš ekonominės klasės, tokį papigiai nupirk, kad negaila būti ar lūš, ar viršūnė, nes čia, sakau, nematėt, kai prieš porą dienų gaila video nedariau, kai su marčiu be čia žvejojom. Daviau pirmą kartą feederį mėti, tai spiningėlį liauna pripratęs, o kai paėmė į feederį ir 100 gramų fulfą, tai čia neris. Aprimo ant vakaro, kaimynas atvarė irgi dedulis, tai jis nei vienos žuvies, aš dar vieną pagavau, neužfilmavau, jam nunešiau, tai reiks ir šitas gal atiduoti seniokui. Žodžiu, ramus toks vakarinis video, jau šalta, kojytės pašalo truputį, toj pelkiai sėdint. Tai čia nei su guminiai, su britkelniam kiaušiai šunta, tai geriau kojytės pašalt biškį. Bet jau, kaip sakiau, vėl myštvaro po truputį reiks, nežinau, turbūt montuotis. Labai noriu sulaukti dar vieno kibimo.
Tai jeigu iškentėsiu dar vieną va tokį va greitą, tai bus čiaukšt. Ir kodėl ne, po darbo vėl kelios valandos, fantastiška žuklė, tų kibimų buvo, dar porą gal neužfilmavau, porą nuleidau, kiek ten 5 pagavęs, vieną dėdulę atidaviau, vieną paleidau, tai kiek ištraukiau, 7 ištraukiau ir 4 tikrai nuleidau, arba nepataikiau. Nu tai va, vėl virš 10 kibimų, ko norėt, vietą jau numušiau iki galo, dabar ramus. Ir reiks ieškoti kitos ir visada tai būna su tai šapalai, žinokit, pataikiai. Pirma žvejyba būna pati geriausia, patys didžiausi. Antra žvejyba tokie dar daro, trečia, va, matot, kas daros, atrodo, ir tada užšėriau. Nu, šiandien gal pašaro mažokai, tik 1 kilogramą nebeturiu, jau pašaro nieko neturėjau, tai iš karšinių žodžių, tai tik 1 kilogramiuką pamečiau, kukurūzų gal, nu, per mažai, dešert labiau reiktų, tai. Nu, bet vakarui užtenka, ką, fantastiška žuklė, toj parodysiu žuvytę ir, nu, jei iškentėsim kibimą, tai iškentėsim, jeigu ne, tai jau ne. Nu va, iškentėjau kibimą, bet jūs jo nebesulaukėt. Va tokie ant galo, iš vis pradėjo, pirmas turbūt neįskaitinis toks mažas. Užpurtė kai vyras, bet žuvis tai tokia mažytė. Nu, bandom dar vieną. Su tokių nenoriu užsidaryti. A, va! Viskas, 8:30 beveik. Baigdinėjau žvejybą. Kas čia geras, 5:30. 8:09, tai nieko čia nebuvo labai. Sveiki, gražus storasprandžiai. Nu ką jie gražus, nešiu turbūt tėviokui. Tėvukas prašė irgi, pamatė, kad paleisdinėjau, sako, kam tu paleisdinėjai, tai. Nu tokie, ką žinau, kiek 600 tokie va, šapalėtai. Nebedalaukia mano dėdulis manęs. Tai varykit, jūs gražuolį, aukit. Ir užaukit stori, plačia burniai, ai vagis. Man kokie vagis gražus. Man kokie vagis gražus. Va, dar gražesnis. Nu. Ateik, kur dar vienas. Ačiū. Ačiū už žvejybą. Smagu buvo, blema tie šapalatos bankės. Nu vagis, kai užpurto, tai prisisiot gali, ar mažiukas, ar didelis vienodai. Atiduok, meškerė vadina šapalo kibimas. Kaip gaila vasara, ne? Kad baiginėjas. Dar mėnesiukas, bet jau kiekvieną dieną vis po truputį temsta anksčiau. Kelios minutės dasideda švinta vėliau ir jau rytais rasa. Ir jau saulė nebe tokį kaitrį, jau, kaip sakant, bambos įdėk neina link rudenėlio. Aišku, paskutinį keletą metų jau tas rugsėjais mūsų šiltas būna, bet kaip bebūtų. Artėja ruduo ir artėja turbūt pats geriausias metas gaudyti žuvį. Prasidės viskas, jau dabar kimba viskas, bet rugsėjai prasidės salačiai, čiut vėliau lašišos, karšiai, linai dar, nu žodžiu, visa žuvis, upės gyvos, ežerai gyvi ir duok dieve rugsėjai turėt gerą orą, kad tas lietaus daug nebūtų ir manau, kad žuvausim, tikrai žuvausim.